Labą dieną. Aš esu Žygimantas Eismantas ir šiandieną pristatinėsiu įžymių žmonių įvaizdžio panaudojimas reklamoje. Taigi, įvadas. Kiekvienas iš mūsų žino, kas yra reklama. Reklamą pastebėti ir neišgirsti tiesiog neįmanoma. Ji kasdien mus pasiekia namuose, skaitant laikraščius ar žurnalus, žiūrint televizorių, automobilyje, gatvėje, kino teatre ar kitose įstaigose. Kiekvienas savaip supranta ir traktuoja reklamą. Vieniems tai yra informacijos ir žinių šaltinis, kitiems tiesioginis darbas, reikalaujantis gerų psichologijos ir komunikacijos žinių. Dar kitiems nepageidaujamas reiškinys sukeliantis neigiamas emocijas. Pats žodis reklama yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio reklamare, šaukti, šūkauti. Reklamą jau daugiau kaip 2500 metų. Taigi, darbo objektas. Įžymių žmonių įvaizdžio panaudojimas reklamą. Darbo tikslas – išanalizuoti įžymių žmonių įvaizdžio panaudojimą reklamos. Darbo uždaviniai – atskleisti reklamos esmę ir jos poveikį vartotojui, ištirti įžymių žmonių įvaizdį reklamoje, atlikti anketinio tyrimo analizę apie žmonių požiūrį į reklamą su įžymiais žmonėmis. Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Taigi, bendrieji reklamos aspektai. Šiuo metu reklama tampa neatsiejamų mūsų gyvenimo palydovų. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos paslaugų tiekimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių egzistavimo. Aktyvios rinkos sąlygomis, kai prekių gamyba paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama tampa vienu svarbiausių faktorių, norint pritraukti kuo daugiau klientų, formuoti jų poreikius ir taip užtikrinti, kad jie taptų nuolatiniais įmonės klientais. Kartu reklama tampa ir viena veiksmingiausių konkurencijos priemonių prieš konkuruojančias įmonės, kurios teikia panašias paslaugas ir siekia panašių tikslų. Vienas geriausių reklamos specialistų D. Ogilvy's reklamą apibrėžia kaip patį geriausią verslo elementą. Verslo esmė, reklamos esmė. Tai specialiai paruošta, apdorota ir tam tikrai auditorijai perduodama informacija. Reklamos tikslas – paraginti žmonės atlikti kokį nors ir konkretų veiksmą, pavyzdžiui, nusipirkti prekę, aplankyti parodą ir taip toliau. Reklama yra informacijos dalis arba specifinė informacija pasižyminti tam tikromis savybėmis. Ji nėra techninių objektų parametrų išvardinimas. Norint įtikinti būsimą vartotoją, įsigyti daiktą, būtina akcentuoti, kokią naudą žmogus turės, jei pasielgs taip, kaip jam yra siūloma. Reklama visada turi tai, kas yra nauja, dar nežinoma vartotojai. Naujumo laipsnis kiekvienu konkrečiu atveju yra skirtingas. Reklama yra kompaktiška, nepilna informacija, ji charakterizuoja tik teigiamas objektas savybės ir ne visas, o tik tas, kurios konkrečiai auditorijai yra pačios svarbiausios. Reklaminių aspektų kalba turi būti ekspresyvi, vaizdinga, originali ir išraiškinga. Kategoriškai teigti, kad reklama yra populiarina tik materialinės vertybės būtų netikslu. Reklama taip pat propaguoja dvasinės bei politinės vertybės. Reklama yra glaudžiai susijusi su šiais socialiniais mokslais. Žmonių psichologija, sociologija, socialinė psichologija. Reklamos teorija formavosi iš kitų mokslų. Sociologija padeda nustatyti tikslinę reklamos poveikio grupę. Psichologija atsako į klausimą, kaip žmogus suvokia reklamą, nagrinėja dėmesį, mąstymą, atmintį. Socialinė psichologija leidžia suvokti, koks yra visuomenės nuomonės formavimo mechanizmas, kaip visuomenėje sklinda informacija. Pagrindinės reklamos priemonės. Šiuo metu dažniausiai taikomos reklamos priemonės Lietuvoje yra šios. Reklama žurnaluose, reklama televizijoje, reklama internete, radijo reklama, lauko išorės reklama. Reklama žurnaluose. Žurnalas – tai priemonė, į kurią skaitytojai jaučiasi maksimaliai įtraukiami. Todėl galima bandyti reklamą apgauti žurnalo skaitytojo nuotaiką ir reklamas sukelti susidomėjimą vienu ar kitų produktų. Profesiniai žurnalai orientuoti konkrečiai specifiniai veiklos sferai. Ši leidinių rūšis apibūdino kaip efektyviausia priemonė perduodant reklaminį skelbimą. Poveikio efektas pasiektas šio perdavėjų nukreipto adresatui dėl savo poveikio kartais lyginamas su tiesioginiu marketingu.
Apie 90% visų suaugusių skaito bent vieną žurnalą per mėnesį. Tai galima pasakyti apie vyrus ir moteris. Tačiau moteris yra linkusios palankiau vertinti žurnalus nei vyrai. Žurnalai yra viena iš tų reklamos priemonių, kuriomis galima kreiptis į įvairias demografinės grupės. Jie labai skiriasi vienas nuo kito savybėmis, skaitytojų auditorija ir bendravimu su ją. Vertinant žurnalą, reklamos kūrėjai svarbu atsižvelgti į savybės, kuriomis šie leidiniai skiriasi vienas nuo kito. Reklama televizija. Televizija tai viena pagrindinių laisvalaikio praleidimo formų daugelėje šalių, neišskiriant ir Lietuvos. Ne viena kita visuomenės informavimo priemonė taip neužvaldė šiuolaikinės žmonijos kaip televizija. Televizija kartais net vadinama visuotiniu ritualu. Ji padeda sklisti kultūrai, žinioms, informacijai. Kaip ir kitos visuomenės informavimo priemonės, televizija tai ir įvairios propagandos, socialinės kontrolinės bei reguliavimo instrumentas. Televizija platina masinius įvaizdžius, ko siekti, ko norėti, kaip rengtis, elgtis ir panašiai. Ji diktuoja madas, modeliuoja gyvenseną, jauseną, galvoseną, formuoja nuomonės, skonį. Ji taip pat propaguoja ir masinės kultūros skleidžiamą vartojišką psichologiją. Beje, mūsų gyvenimo komercijiškumas, žiūrėjimas į gyvenimą per rinkos akinius taip pat yra vienas veiksnių, sąlygojančių vakarų masinės kultūros sparčią plėtrą mūsų šalyje. Įvertinus televizijos komercinės galimybės, reklamos davėjai pradėjo vis daugiau lėšų skirti šiai priemonei. Atėjo naujas reklamos plėtros amžius, nors struktūriškai pasikeitęs radijas reklamos versle dar turi pakankamai stiprias pozicijas. Reklama internete. Reklama internete tampa vis populiaresnė reklamos priemonė. Ir daugelis reklamos užsakovų planuodami savo reklamos kampanijas be kitų reklamos skleidimo šaltinių pasirenka internetą. Internetas yra interaktyvus. Jis leidžia smalsiam skaitytojui paspaudusiam reklaminį skydelį daugiau sužinoti apie reklamuojamą produktą ar paslaugą. To negali užtikrinti jokia kita žiniasklaidos priemonė. Kita vertus, internetas yra globalus. Tinkle įdėtą informaciją galima greitai rasti iš bet kurio pasaulio krašto. Reklama internete yra efektyvi, kai ją siekiama pagerinti prekinio ženklo ar prekės ar paslaugos įvaizdį. Kadangi internetas interaktyvus, žmogus yra daug aktyvesnis, nei skaitydamas laikraštį ar žiūrėdamas televizorių. Būtent todėl jis įsimena geriau, nors ir nepuola spaudyti reklamą. Radio reklama. Radijas, kaip mano psichologai, yra pati asmeniškiausia reklamos priemonė, leidžianti daug laiko praleisti vienas prieš vieną su klausytoju. Tai fonas nereikalaujantis nuolatinio dėmesio. Radijas gana operatyvi priemonė reklamuotojui. Jis gali tą pačią dieną išgirsti savo reklamą eteryje, tokio greičio negali pasiekti nė viena kita reklamos priemonė. Gerai apiformintas garsinis klipas. Diktatorius balsas, patrauklus ir įasmenintas tekstas, geras garsinis muzikinis fonas daro radijo reklamą gana efektyvią. Pagrindinis radijo reklamos privalumas – klausytojo vaizduotė, pagrindinė varomoji galia, jos paskirstymo dažnumas, trumpumas. Ji pralenkia klausytojo reakciją. Radijo reklama pritraukia 30% klausytojų auditorijos. Lauko išorės reklama. Reklamos specialistai tvirtina, kad reklamuojant gaminio vardą ir įvaizdį vertėtų prisiminti lauko reklamą. Jie mano, kad į lauką vasarą turėtų ypač žvalgytis ledų bei gėrimų gamintojai. Gerai suplanuota lauko reklama per 2-4 savaitės vidutiniškai pastebi 60% praeinančio pravažiuojančių žmonių. Lauke daugiausiai reklamuojami tabako gaminiai ir automobiliai, kūno priežiūros priemonės bei buitinė įranga. Manoma, kad atšilus orams lauke vertėtų reklamuoti alų, gaivuosius gėrimus bei ledus, nes vasarą mažiau žmonių skaito spaudą ir žiūri televizorių. Žymų žmonės reklamos. Pasak specialistų produkto reklamoje pasitelktas žinomas žmogus pritraukia jo gerbėjus, tačiau Lietuvoje žvaigždžių mažai. Jos vis brangsta ir spindi vis blyškiau reklamos, kartu mažindamas ir jų poveikį. Kai kurių Lietuvos žvaigždžių veidai rodomi tiek dažnai, kad tai darosi įprastai ir nebeveikia. Daugiausiai žinomi žmonės figūruoja masinių produktų reklamos. Tarptautiniai tinklai Lietuvos žvaigždės savo reklamas keičia, norėdami produktą priartinti prie šalies gyventojų. Įžymų žmonės yra labai pamėgęs dormiaujančių žinių prekinis tinklas.
Dormeo Memory. Čiužinius reklamavo jau tokie žymų žmonės kaip Karina ir Saulius Skambinai, Nerijus Juška, Aleksandravich Ivanovas, Fara Natalija Bunkė ir Deividas Zvonkus, Laima Tamulytė, Juozas Takevičius. Pats dizaineris teigia, kad neįtų reklamuoti bet ko. Man gali mokėti ir milijonus, bet neįčiau reklamuoti bet ko, sako jis. Filmuotis Dormeo Memory reklamai Lietuvos mados korifėjus sutiko dėl to, kad pats yra išbandęs šį čiužinį. Jei nebūčiau pats išbandęs, tikrai nekalbėčiau, juk esu lovos papuošalas. Šiuo metu televizijoje Vitalija Katanskytė reklamuoja Lenino magnetinės juostelės. Ši reklama iš daugelio kitų išsiskiria tuo, kad yra nuotaikinga. Reklamoje linksmais nuskamba dainininkės pasakyti žodžių. Aš, kad duodu laiptais kaip skruzdėlytė, arba lakstysit kaip jaunas 16-metis ravais kelmais. Skandalingas dainininkas Radži nekartą žiniasklaidoje skelbėsi, kad yra tikriausias aukso gerbėjas. To galima įsitikinti pažvelgus ir į patį atlikėją. Stambios aukso grandinės masyvų žiedai. Viename realybės šou išgarsėjęs atlikėjas neslėpė, kad šiems aksesuarams išleidžia ne 1000 ir ne 2. Dėl savo pomėgio aukso dirbiniams Radži tapo aukso voko reklaminiu veidu. Ši kampanija skelbėsi, kad super aukso brangiau nei Lombardė. Radži reklamoje skelbėsi, kad yra ne tik reklaminis veidas, bet ir aukso voko klientas. Violeta Terasovienė jau nekartą buvo pardavusi savo balsą reklaminės kampanijos, tačiau pirmą kartą tapo reklaminiu veidu. Žalioji atlikėja sutiko pademonstruoti savo žavę šypseną, reklamuoti 3D White Lux dantų pastą. Niekada nereklamuočiau jokio produkto, kurio kokybėje pati abejočiau, arba jei reklama peržengtų mano asmeninės moralės normas, sakė jis. Arvydas Sabonis, didis sportininkas, legendinis Žalgirio žaidėjas ir prezidentas, taip pat itin patrauklus veidas reklamos kūrėjas. Jis reklamavo gaiviuosius gėrimus ir alkoholinius gėrimus. Arvydas, žvelgdamas iš televizijos ekranų, įtikinamai kalbėjo, kad geriausiai jie atgaivina mineralinis vanduo Vytautas. Tačiau kitoje reklamoje teigia, kad geriausiai atgaivinantis gėrimas yra alus. Daiva Tamošiūnaitė Budrė, televizijos laidų vedėja ir garsinusi ne vieną reklamą, netrumpą laiką TV ekranuose mūsų įtikinėjo, kad sekdami 14 dienų aktyviau programą būtinai pajusti energijos antplūdį, nes pyksite su kaimynais ir džiaugsitės savireguliavimo virškinimu. Asta Stašaitytė Masalskienė visada žavėjo ilgais ir ryškiais šviesiais plaukais. Matyt, tai pastebėjo ir plaukų dažų gamintojai. Pakvietė radijo ir televizijos laidų vedėją tapti jų reklaminiu veidu. Moteris reklamoje iššnibždėjo draugei, kad Garnier dažai nudažo ir žilus plaukus. Ne jos žinoma, o mamos. O kad Masalskienė puikus reklaminis veidas pastebėjo ir kramtomosios gumos Birol gamintojai. Jis savo šypseną galėtų konkuruoti nebent su Violeta Terasovienė. Giedrė Rusytė savo atvaizdą reklamai pardavė ir žalioji laidų vedėja, verslininkė ir modelis Giedra Rusytė. Ji tik dėl Čili pizzerijų tinklo tapo žavia superherojė, tikra supermergina apsitempusi seksualių triko. Žydrūnas Savickas, dar viena Čili reklaminių veidų tapo ir galiūnas Žydrūnas Savickas. Tikis reklamavo ne picas, o lietuviškus didžkukus. Savickas plačiai šypsojosi iš Čili kaimo reklaminių stendų ir bylojo, kad valgydamas lietuviškos mamos kotletus būsi toks didelis ir stiprus kaip jis. Anksčiau reklamos su žymių žmonių veidais buvo gan efektyvus reklamos būdas, tačiau šiandien vartotojai nebemano, kad žvaigždės reklamuoja iš tam tikrą produktą, būtinai jį ir naudoja. Daugiausiai pirkėjų tai priima kaip rekomendacija. Kaip matome, yra įmonių ir pirkėjų, kuriems to užtenka. Toks reklamos būdas kaip produkto ar paslaugos reklamai naudojamas reklaminis veidas reiškia gerų ar užsakovų kūrybiškumo trūkumą, nesugebėjimą išryškinti išskirtinio produkto savybę. Anketinės apklausos rezultatai. Šio tyrimu buvo siekiama sužinoti, kokia respondentų nuomonė apie žinomų žmonių dalyvavimą reklamose. Buvo apklausta 50 respondentų, iš įvairių amžiaus grupių. Į anketą daugiausiai atsakė moteris, jų buvo
jų buvo 70% visų atsakiusių, o 30 visų atsakiusių buvo vyrai. Antruoju anketos klausimu buvo siekiama sužinoti, kokiai amžiaus grupei priklauso respondentas. Matome, kad daugiausiai į anketą atsakė respondentai, kurių amžius buvo nuo 18 iki 25 metų, jie sudarė 60%, visų atsakiusių 26% visų atsakiusių sudaro respondentai, kurių amžiaus grupė iki 18, o mažiausiai respondentų amžiaus grupė buvo nuo 25, jie sudaro tik 8% visų atsakiusių. Trečiasis anketos klausimas buvo, kaip vertinta reklama su įžymiais žmonėmis. Kaip matome, net 62% respondentų teigiamai vertina reklamas su žinomais žmonėmis. Tik 16% visų respondentų vertina neigiamai, o 22% neturi nuomonės. Ketvirtuoju klausimu buvo siekiama sužinoti, ar reklamos su įžymiais žmonėmis labiau atkreipia respondentų dėmesį. Taigi net 62% respondentų labiau dėmesį atkreipia reklamas su įžymiais žmonėmis, o 38% nekreipia dėmesio į tokias reklamas. Paskutiniu anketos klausimu buvo siekiama sužinoti, ar respondentai tiki, ką reklamose kalba įvairių žmonės. 88% visų atsakiusių į respondentų netiki, ką reklamose kalba įžymūs žmonės, o 12% tiki. Ir išvados. Reklama viena iš geriausių būdų išreklamuoti savo gaminį ar paslaugą. Tam reikia pasirinkti tinkamą reklamos priemonę. Šiuo metu reklamos su žinomais žmonėmis nėra tokios populiarios, kokios buvo anksčiau. Dabar vis rečiau pamatome reklamas su įžymiais žmonėmis. Reklamos kūrėjai ir užsakovai šiandieną dažniau ieško viešai nepažįstamų veidų. Atlikus anketinę analizę paaiškėjo, kad daugiau negu pusė visų respondentų teigiamai vertina žinomų žmonės reklamas ir labiau atkreipia dėmesį į reklamas, kuriuose yra rodomi žymūs žmonės. Tačiau net 88% respondentų netiki, ką jie kalba reklamos. Tai parodo, kad žymūs žmonės nemotyvuoja pirkėjus pirkti firmos prekių. Taigi, ačiū už dėmesį. Mano prezentacija baigta.